Va, kaip viskas sužydėjo. Tikras pavasaris. Jo, noriu pasidalinti keletą minčių su jumis apie socialinius tinklus. Kada atsidarai, tarkim, tą patį Facebooką, nes nežinau, apskritai Facebookas patapo tokia šiukšlių dėžė ir stebi socialinę erdvę, stebi, kom žmonės kvėpuoja, kom jie gyvena. Matai didžiulį susiskaldimą. Vieni palaiko Ukrainą, kiti jos nepalaiko. Labai yra toks išplitęs, kaip, sakykim, trendas, kad, sakykim taip, vatnikai yra, kaip jums čia pasakyti, pavogę tą tokį lietuviško patrioto įvaizdį. Kada jie tikrieji patriotai, kada tie, kurie remia Ukrainą, remia vakarus, yra, sakykim taip, priešai, net nežinau kaip čia pasakyti. Ir tas visas yra atėję, susiformavę ne šiaip sau. Nežinau, gal kuriam iš mano žiūrovų yra tekę girdėti apie tokį GRU departamentą 29155, kuris yra atsakingas už destabilizaciją Europoje. Ir aš esu 100% įsitikinęs, kad visi šitie mūsų žinomi veikėjai kaip Celofanas, kaip Lekstutis, Ragelskiai, visa kita, sakykim, komanda šitų žmonių yra ant šito departamento kabliuko. Tai vat, kaip man atrodo, iki ko visas tas daves ir prives. Labai keista iš tikrųjų, kad jie taip sėkmingai dirba. Ir yra akivaizdžios pasekmės to, kad mes pradedam lėtai viens kito nekęsti. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad aš netgi su savo šeimos nariais, sakykim, turiu šiokių tokių nesutarimų dėl geopolitinės padėties. Bet taip visą laiką buvo. Vieni palaikė tą pusę, kiti palaikė tą pusę. Ir visas tas trendas labai pradėjo matytis po Donaldo Trumpo, sakykim, taip, politikos. Po Donaldo Trumpo pasisakymų ir jo sprendimų. Ir kas mano manimu bus? Mano manimu bus taip, kad dėja, visą tą mes matysim kuo toliau, tuo daugiau, nes visi tie respublikonai, maga zombiai puikiai supranta, kad jie turi laiko iki 2026 metų rinkimų, kongreso rinkimų. Nes dauguma amerikiečių balsavo už Trumpą, sakykim, šitų vidutinių amerikiečių, ne maga zombių, bet šiaip tokių, kurie norėjo kažkokių tai naujovių. Geresnio gyvenimo, čia natūralu, čia visą laiką tai buvo, visą laiką tai bus. Ir jie supras, kad Trumpas tiesiog yra, sakykim, taip, idiotas. Kad jis net neš jiems to geresnio gyvenimo, mažesnių kainų ir taip toliau.
Tai va, tai mes visą šitą susiskaldimą matysim ant steroidų. Ką aš patarčiau daryti? Tiesiog nesiskelbkit tas, kas palaikot Ukrainą. Nesiskelbkit labai socialiniai erdvėjai. Nedėkit savo nuotraukų. Jokių būdų nedėkit nuotraukų su šeimos nariais, su darbovietėm. Būkit pilka masė. Tiesiog būkit pilka masė. Neįsiskirkit. Jeigu yra finansinių išteklių ir šiaip laisvo laiko, galit bandyti partizanauti socialinėje erdvėje. Tiesiog pašiepti tokius veikėjus kaip Vaitkus, kaip Lekstutis, kaip Ragelskis. Paremti atitinkamas organizacijas ir viskas. Tiesa, dėl ukrainiečių, šitų jaunuolių, kuriuos aš minėjau pastarajam video, jie yra iš Poltavos, jie yra rusakalbiai. Jie tarpusavy kalbos rusiškai, ne ukrainietiškai, tai tas daug ką pasako apie jų politinius įsitikinimus ir apie apskritai apie tą, kuom jie kvėpuoja. Tai va, mano šiandienos toksai video trumpas, kaip ir sakiau, ilgi nebus, kad mes dabar gyvensim tokioj turbulencijai. Aišku, galima, kaip ir minėjau anksčiau, įkišti galvą į smėlį kaip stručiui, apsimest, kad niekas nevyksta, apsimest, kad viskas yra gerai. Bet suprantat, ilgainiui tiek darbovietė, tiek draugų rate, tiek kaimynų tarpe, norit, nenorit, turėsit rinktis pusę. O neįsirinkus pusės būsit, sakykime, puolami ir mušami abiejų pusių. Tai va, bet, mano patarimas būtų pilkai masiai. Ir viskas.